Kai jau visi bandymai išbandyti, visos reklamos internete išbandytos, ką reikia daryti? Ne į reklamą pinigus investuoti, o iš draugo 100 eurukų pasimti už konsultaciją, nes tik tu žinai, kur namą galima gauti nemokamai ir dar su tuo uždirbti pinigų. Saulė nemokamai, kaip su ta saulė uždirbti pinigų. Pasistatyk saulės jėgainę ir uždirbsi. Vanduo nemokamas, kaip su tuo uždirbti pinigų. Sufasuok ir uždirbsi. Grybai nemokamai miške, uogos nemokamai, kaip iš to uždirbti pinigų. Surink, padaryk stiklainius ir uždirbsi. Žemė nemokama. Savo teritorijoje žemė nemokama, kaip su to uždirbti. Pasodink žalumynus ir uždirbsi. Pavalgysi, sotus būsi, visko turėsi, į darbą nereiks eiti ir galėsi kurti, svajoti, kaip uždirbti milijoną. Milijoną gali uždirbti pardavęs vieną namą vertą 10 milijonų. 10% yra tavo. Rask 10 tokių draugų ir tu turi 10 milijonų. Apsišyksi, neišleisi tiek pinigų, kiek yra nekilnojamam turte. Taigi, imk tą namą nemokamai, nuomuok, pasidaryk pasyvias pajamas ir nereiks gyvenime dėl pinigų eiti į darbą. Konsultuok, uždirbk, registruok draugą, uždirbk nuo jo visą gyvenimą 10%. Vienas draugas 10%. 10 draugų 100%. Namą jau uždirbai. 100 draugų 1000%. Milijonas jau tavo kišenėje. Ir dar gauni namą nemokamai. Premija 125 procentai. 125 procentai. Ir tu jau visko turi kaip šieno, reikia tik tai padėti draugams susipažinti su šita sistema ir eiti uždirbti dar daugiau. Daugiau negu visi kiti gali. Daugiau negu bankininkai gali uždirbti, parduodami tau 2 namą. Taigi sužinok daugiau, kaip žmogus perka per banką, kiek žmogui reikia dirbti, kad uždirbti tą namą, ką reikia padaryti, kad jis būtų nemokamas. Ir tada konsultuok draugą už pinigus, nes tu jau žinai, kur. Tu žinai, kur galima užregistruoti draugą, kad draugas pradėtų irgi uždirbti pinigus. Padėk draugui ir tu būsi laimingiausias žmogus, turtingiausias žmogus gyvenime, savo gyvenime, ne kito gyvenime, kada nors į pensiją išėjęs, pensiją gausi. Namas nemokamai kiekvienam. Tai ne loterija, tai sistema.